Rimantas Greičius. Apsakymų rinkinys Dilgėlynų rojui, žemė maitintoja. Iš žemai pakibusiomis debesimis apgulto dangaus įkyriai purškė ledinis lapkričio lietus. Ir bičiulių palydėtas Ignas Grigonis jo atsikratė iššokęs į iš Vilniaus atbildėjusio traukinio vagoną. Klestelėjo jam skirton vieton, nusimetė ir pakabino lietaus apipraustas striukę ir kepurę. Pajudėjus traukiniui, apsidairė ir priešai sėdėjęs akiniuotas vaikinas ir visi kiti aplink įsikūrę keleiviai murksojo savo nosimi įsikniaubę į telefonus. Žinojo Ignas, kad įsikniaubėliai tuos aparatėlius svetimų žodžių vadina. Ir jam tas žodis buvo žinomas, bet jis jo labai nemėgo. Ta daikčiuką švelniai vadino išmanuku. Na, todėl, kad jis vos ne viską išmano, nors dažnai ir nusišneka. Galėtų ir jis striukiai sužvejoti savo išmanuką, įsilieti į murksančiųjų kompaniją, bet nuo vaikystės Ignas nemėgsta daryti taip, kaip daro dauguma kraštiečių. Taigi tegul išmanukas pailsės, o jis pasigrožės už verkiančio lango praskriejančiais besibaigiančio rudens peizažais. Kartu su peizažais skriejo kuklios traukinio nedominančios stotelės, o kai pagaliau jis stabtelėjo telšiuose, pakilo ir iš vagono nėrė prieš Igną sėdėjęs akiniuotasis murksotojas. Jo apleistą vietą taip pat užėmė nauja keleivė, nedidukė moteris su gal kokių 5 metukų mergytė. Negalėjo nepastebėti Ignas, jog moteris atitempė apšepusi ir akivaizdžiai gan sunkų lagaminą. Moteris pasisveikino, paskui nusimetė ir pakabino peršlapusią savo ir mergytės striukes. O kai mažylė pažvelgė į nepažįstamą vyriškį tamsiomis, it prisirpusios vyšnios akelėm, jis jai mirktelėjo. Tada ir jie ją mirktelėjo, taip jie tarsi ir susipažino. O kai moteriškė brūkštelėjo rankinuko užtrauktuku ir kyštelėjo į ranką, Ignas pagalvoja, na štai, dar viena murksotoja atsirado, tuo įsims išmanuką ir įsilies į tyloj skęstančiųjų kompaniją. Tačiau jis ne tik apsiriko, bet ir nustebo, pamatęs, kai ką tik apsireiškusi pakeleivė išsėmė iš rankinuko ir įniko skaityti bene iki pusės perskaitytą knygą. Ir tada Ignas pajuto didžiulį norą sužinoti, kokią knygą jis skaito. Turbūt pastaruoju metu iš kokios nors vakarų valstybės kalbos išversta meilės romaną, kokiu dabar priversta net maisto prekių parduotuvėse. Klausti nesiryžo, tik vėl mirktelėjo į jį pažvelgusią judriai galvytę kraipančiai mergytei. Kai ši ištarė, mamytė, gerti noriu, skaitovė pakilo, knygą padėjo abiem viršeliais į viršų, pasilenkus išėmė iš lagamino ir padavė dukreliai sulčių buteliuką. Ignas metė žvilgsnį į gulinčią knygą iš nuostabos netaiktelio. Moteris skaitė Petro Cvirkos Žemę maitintoją. Aiktelėjo tyliai, tačiau moteris matyt kažką pajuto, o gal vis dėlto ir išgirdo, nes paėmusi į rankas knygą pakėlė galvą ir įdėmiai pažvelgė į priešai sėdėjusį žmogų. Jį žvelgė į keletą sekundžių, bet jį užteko, kad tas žvilgsnis sukeltų jame minčių sūkurį. Jos išblyškęs, su ant kaktos nusvirusiu tamsių plaukos sruogų, veidas blykstelėjo tarsi netikėtai išsiskleidusi nematyta gėlė, o ilgomis blakstienomis ir tokiais pat juodais antakiais padabintos didelės akys gelmėse skandino sielos grožį. Tačiau tose akyse nuostabiausios ir paslaptingos jis įžvelgė liūdesį. Jos tarsi šaukėsi pagalbos ar bent atjautos. Ir nors greta jos vijurkų sukinėjosi dukrytė, jam pasirodė, jog prieš jį sėdėjo ir knygą skaitė nesubrendus moteris motina, o iš jam nežinomos pasakos ištrūkusi ir per apsirikimą traukinį atsidūrusi kažkieno įskaudinta jaunutė mergytė. Mamytė, o tėvelis mus pasitiks? Paklausė mergytė. Pasitiks, dukrelė, būtinai pasitiks, atsakė ši nepakeldama akių nuo knygos. Bet kodėlgi iš jos akių gelmių veržėsi nesuvaldomas liūdesys, klausė savęs Ignas, jausdamas, kad nesugebės rasti atsakymų, gal važiuoja iš artimo žmogaus laidotuvių. Mamytė, o kada mes vėl pas močiutę važiuosim, nerimavo mergytė. Nežinau, mažiukė, gal greit, o gal tik vasarą.
O kodėl negreit? Todėl, kad ir be mūdviejų močiutė turi nemažai rūpešių. Mateigi, senelis serga, iš lovos nesikelia. Bet jam patiko mano dainelė, sakė, kad jos jį gydo. Ir jam tavo skaityta knyga patiko. Tai kodėl tik vasarą važiuosim? Todėl, kad tėvelis vargsta vienas be mūdviejų, atsakė ši. Ir pajutus, kad priešai sėdintis vyriškis klausosi jų pokalbio, vėl pažvelgė į jų liūdesį sukaupusiomis akimis. Mamytė, ar aš galėčiau rytoj neiti į darželį? Negalėtum, vaikeli, nėra ko vienai namuose tupėti. Aš ir nenoriu vieną namuose tupėti, aš noriu kaip ir anąkart tavo pamokose pasėdėti, pas tave įdomiau negu darželį. Na gerai, pasėdėsi pas mane, atsakė moteris. Valio! Dar nekartą Ignas mirktelėjo judriai mergytį ir ji kaskart jam tuo pačiu atsakė. Tačiau jo mintys nerimavo, blaškėsi. Jis ieškojo atsakymų. Kodėl ši tarsi iš pasakos į traukinio vagoną atklydus ir ne iš svetur pametėta menkavertį meilės romaną, o tragizmo kupina mūsų literatūros klasiko knygą skaitanti moteris gali būti nelaiminga. O gal stebėdama šio kūrinio personažų likimus, jį juos lygino su liūdna nūdiena gimtosios šalies, iš kurios tūkstančiai pažemintų brolių ir sesių išvyko svetur laimės ieškoti. Kai traukinys prašoko karteną ir paslaptingoji skaitovė, sugrąžinusi knygą į rankinuką, ėmė rengti dukrelę, Ignas suprato, kad jos, kaip ir jis, išlips Kretingoje. Jos stotyje niekas nelaukė, tik mašina, kurią prie stoties aikštėje paliko dar vakar. Jis įsivaizdavo, kaip mylimą žmoną su dukrele pasitiks, ją pasilgęs vyras apkabins išbučiuos. Kai traukinys ėmė mažinti greitį ir už langų sumirgėjo miesto pastatai, kaip apsirengusi pakeleivė pasilenkė prie lagamino, jis neištvėrė. Sugriebė jį ir pasakė jį, jog tokie svoriai negležnoms moterų rankoms skirti. Lipdamas iš vagono su lagaminu pašmaikštavo. Kas jums į akmenų prikrovė? Čia ne akmenys, čia knygos, atsakė moteris. Juos išlipančius pasitiko įsismaginęs, sniego kruopelytės barstantis lietus. Lagaminą Ignas pastatė ant perono grindinio, laukdamas, kada jį paims savo brangiausias mergaitės pasitikęs vyriškis. O šis aukštas, drūtas, petingas net nepasisveikino su žmona. Pakėlęs lagaminą ir vėl jį pastatęs paklausė, kodėl toks sunkus? Gal močia lašinių ženteliui įdėti nepašykštėjo? Kokie lašiniai, Egidijau? Juk žinai, kad tėvai seniai kiaulių nelaiko. Tai kas lagamine? Knygos. Tėvelis sunkiai serga, jis liepė nors dalį jo knygų paimti. Ir vėl knygos, pyktelėjo vyriškis. Ir tai pilni pakampiai. Kad tu suprasi, kad interneto laikais knygos greit taps išvis niekam nereikalingos. Dar pikčiau tėškė. Taip pat ir temk savo lagaminą. Ir į 3 aukštą pati užsitempsi. Sugriebęs dukros rankutę, išskleidęs virš savo galvos lietsargį, vyriškis ėmė dideliais žingsniais tolti. Mergytė turėjo vos nebėgti. Jogi žmona ledinio lietaus negailestingai prausime, vis labiau atsilikusi žingsniavo iš paskos, vienoj rankoje laikydama rankinuką, kita vilkdama lagaminą su knygom. Visą sutuoktinių pokalbį girdėjęs ir nepajėgdamas atsitokėti, Ignas stovėjo tol, kol lagaminą vilkusi pakeleivė išnyko už gatvės posūkio. Įsėdęs mašinon, braukė nuo kepurės skruostais lystančios lietaus šiurkšlės ir kartojo. Kaipgi taip. Staiga jis pajuto norą pasivyti ką tik knygą skaičiusią pakeleivę ir ne tik iki jos namų nešt lagaminą su knygom, bet ir ją su juo pakilti į 3 aukštą, tam aukštam drūtam petingam nedorėlį skelt skambų antausį. Bet tuoj pat Ignas susigrėbė, o kodėlgi jis turėtų moters lagaminą nešt per įsisiautį įsilietų, jeigu gali mašina pasivyti ją, įsodint lagaminą, įkelt bagažinę ir nuvežti ten, kur jį pasakys. Užvedęs variklį ir neleidęs jam apšilt, suskubo nerti ją įkandin. Pasuko, pavažiavo iki kito posūkio, bet nei jo su lagaminu, nei to nedorėlio su mergyte taip niekur ir nepamatė. Galop sustojo, nuramino variklį, pasilenkęs prie vairo suspaudė delnais milkinius. Žmogelį, tau bloga? Pabarbenęs į šonį mašinos stiklą paklausė lietaus sukūprintas praeivis. Ačiū, viskas gerai, mintys užpuolė, atsakė Ignas. Būna.
Pakėlęs galvą ir padėjęs rankas ant vairo, Ignas įbedė žvilgsnį į stiklą, kurį įpykusiomis šiurkšlėmis skalavo besibaigiančio lapkričio dienos lietus, kažkur nulydėjęs liūdesio kupinom akim nepažįstamą jaunutę moterį, velkančią lagaminą su knygom. Paskui užvedęs variklį, paleido darban valytuvus ir neskubėdamas privažiavo prie daugiabučio, kuriame jo grįžtančio iš susitikimo su kurso draugais laukė žmona Asta ir dukrytė Dovilė. Tik 2 dienas jie nesimatė, bet kaip jis pasiilgo savo mylimų mergaičių. Vos spėjęs apkabinti, Asta išgirdo, kaip džiaugsmingai kambarį sucypė Dovilė ir vijurko atskridus pabandė apglėbti abudu tėvus. Tu turbūt išalkęs? Paklausė Asta ir nelaukdama atsakymo tarė. Pietums viriau tavo mėgstamą kopūstų sriubą, tau tuoj pašildysiu. Ir balandėlė tavęs laukia šį kartą kitokie, įsivaizduoji, Dovilė jo savo tėvelį pagamino. Kol žmona triūsė virtuvėje, Ignas išėmė iš portfelio Vilniui pirktą Anderseno pasakų knygą ir kartu su Dovilė pasklaidė jos puslapius, pagyrė 6-metę dukrytę, kad ji moka neblogai skaityti. Pavakarieniavęs įsikūrė fotelėje priešais atsisėdusi Asta paragino. Na, papasako, kaip praėjo susitikimas, su kuo iš mūsiškių pasimatei? Kaip visada, susitikimą pradėjome prie Petro Cvirkos paminklo, prie paminklo, kurio jau nėra, kurį nugriovė Vilniaus merijos vandalai. Paskui iki šiol niekada susitikimuose nesirodęs Pranelis, na, tas, kuris, kai mokėmės paskutinėme kurse, per daug apie tave sukinėjosi. Nuosavo autobusiuką visą kompaniją nusivežė į savo dvarą. Į dvarą? Jis turi dvarą, suklus Asta? Turi ir dar kokį. Jisgi ne dienos nemokytojavo, po univerkos iškart pasinėrė į verslą ir pataikė ant tos bangos, kuri atplukdė jam sėkmę. Taip, kad, mieloji, skaudžiai apsirikai tikėdama už periferijoje vargstančio lietuvių kalbos mokytojo. Ir pati mokytoja duonos plutą grauždama, būdama Pranelio pati, dabar nekukliame 2 kambarėlių bute sėdėtum, o dvare su jį aptarnaujančiu personalu poniute būtum. Gaila man jo žmonos, tarsi neišgirdusi paskutinių vyro žodžių atsiliepė Asta. Jeigu ji nėra kvaila, negali būti laiminga. Na, o kiti? Įsivaizduoji, ne vienas iš mūsų kurso draugų nemokytojauja. Taip, kad aš tarp jų buvau balta varna. Bet ir atvyko tik 5, nes dauguma išplasnojo svetur laimės ieškoti. Žinoma, bernai pasigėdo tavęs. Turėjau aiškinti, kodėl vienas atvažiavau. Bet apie susitikimą vėliau. O dabar apie ką? Ogi apie moterį, kuri sėdėjo priešais mane, kai traukiniu važiavau namo. Ji tave sužavėjo? Žinai, kad tikrai sužavėjo. Jaunutė. Su gal kokių 5 metukų dukrele važiavusi moteris visą laiką skaitė knygą, rašikliu pasižymėdama kai kurias vietas. Mane nustebino, kad knygą įskaitė tuo metu, kai visi kiti keleiviai murksojo nosis įbedę į telefonus. O dar labiau nustebau pamatęs, kad jis skaito, ką jokių būdų neatspėtum, ogi Cvirko žemė maitintoja. Ką tu sakai? O į vagoną jį lipo tempdama lagaminą su knygų. Nešti, kurį atsisakė ją pasitikęs vyras. Jisgi ne knygų, o lašinių tikėjęsis. Dar įdomiau. Bet kodėl jis skaitė purvais drabstomo Cvirkos romaną, o ne kokį šiuolaikišką vakarietišką šlamštą? Beje, tas Cvirkos romanas jau į konteinerį metamas. Ką? Asta pakilo ir priėjus prie sekcijos bei paėmusi nuo jos viršaus knygą padavė vyrui. Štai šitą žemę maitintoje man šiandien atnešė Zoja Ivanovna. Ta pensininkaujanti buvusi rusų kalbos mokytoja. Taip, tiesiog tėškė. Jūs ką, lietuviai, visai išprotėjat. Ne tik savo klasikų paminklus verčiat, bet ir jų knygas į šiukšlynus metat. Gal greit sumanysi ties kaip fašistai laužuose degint? Knygą moteris aptiko greta konteinerio lietui lyjant. Ji dar kaip reikiant neišdžiūvo, atsakė Asta. Ne iš karto atsiliepė Ignas, kai prieš valandžiuką mašinoj, lietui pliaupiant, pasilenkė. Delnai suspaudė smilkinius. Paskui tarsi tarė vėl priešais atsisėdusiai žmonai. Manau, kad ta mano pakeleivė mūsų kolegė. Sprendžiu iš jos pokalbio su dukryte.
Tik negaliu suprasti, kodėl jis skaitė Žemę maitintoją, šios knygos seniai programui nėra. O gal ji vis tiek nori su ją mokinį supažinti, tarsi balsu Asta mąstė. Juk ir mudu pamokose šio romano nepeiname. Vargšė moteris, už tokios stuobrė ištekėjusi, tęsė Ignas. Deja, tapti tokiais stuobriais dabar mūsų jaunimui sudarytos visos sąlygos. Ir žinai, ką aš pagalvojau? O juk mes savo išvargintą žemę maitintoje mylintys, gimtosios kalbos ir literatūros mokytojai, tampame savotiškai 21 amžiaus knygnešiais. Taip, pastutė. Tai didžiulė atsakomybė. Mes privalom ne tik apginti politikos praeivių niekinamą mūsų kultūrą, bet ir siekti, kad į gyvenimą besibraunanti nauja karta augtų savo tautos literatūros klasikų kūrinių auklėjimą, kad tai būtų skaitytojų, o ne įsikniaubėlių į telefonus karta. Patylėjęs, Ignas pakilo, priėjo prie lango, kurį vis dar prausė neketinantis apsiraminti lietus. Priėjo ir Asta, prie vyro peties priglaudė galvą. Kiek belytų šmėstelėjusias mintis ėmė žodžiais rengti Ignas, o mūsų žemė maitintoje lietaus neatstums. Ji priims į savo glėbį, nors tie melsva tėviškės padangė aptraukę juodi debesys gali būti ir iš svetur atnešti. Ir jei pakaks jėgų išstumti iš mūsų nuostabios kalbos, ją nešvariomis rankom bandomas įmesti svetimybės. Iš kur mes turime stiprybę semtis? Būtent iš jos, mūsų žemės maitintojos, mylinčios ir neišduodančios net tų savo sūnų ir dukrų, kurie nesuvokdami, ką daro, ją išduoda. Ir aš tikiu, kad ji padės mums ir tokiems žmonėms, kaip ta nepažįstamoji pakeleivė išsaugot lietuvybę, į kurią kėsinasi iš svetur drumzlinų bangų nešamos putos. O žinai, ką aš besiklausydama tave sugalvojau, paklausė Asta. Na, suraskim tą tavo pakeleivę, juk ji ne kažkur mūsų mieste rajone dirba. Kaukimės bendrom jėgom. Tu šaunuoli, jau ryt užsiimsiu jos paiešką. 2022 metai.